Labą dieną visiems. Šiandien turim 109 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie visuomeninį ir kultūrinį sąjūdį Lietuvoje XIX amžiaus pradžioje. Šį kartą pakalbėsime apie Lietuvos ūkį ir visuomenę XIX amžiaus viduryje. Pirmiausiai apie baudžiavos panaikinimą. Taigi XIX amžiaus viduryje, ypač po Krymo karo, vykusio 1853–1856 metais, Rusijos imperijoje toliau didėjo feodalinės baudžiavinės sistemos krizė. Gamyba dvaruose nedidėjo, net smuko, juose mažiau buvo sėjama javų, dvigubai mažiau užauginama bulvių. Padėtį sunkino stichinės nelaimės, tai yra epidemijos, nederliai. Dvarininkai savo pajamas siekė išlaikyti didindami valstiečių išnaudojimą. Kildavo valstiečių bruzdėjimai. Nemažai jų buvo nuslopinta karinė jėga. Ryški tokios santvarkos krizė privertė Rusijos valdžią pradėti rengtis panaikinti baudžiavą. 1861 metais vasario 19 dieną pagal naują kalendorių kovo 3 caras pasirašė manifestą ir įstatymus, panaikinusius baudžiavą. Tai paskelbus, valstiečiai dar 2 metus privalėjo eiti lažą ir tik paskui galėjo pradėti duoti piniginę duoklę. Bet valstiečiai iš karto liovėsi eiti į dvarą ir metė visus darbus. 1861 metais pavasarį toks valstiečių nepasitenkinimas apėmė 145 Kauno ir Vilniaus gubernijų dvarus. Tais metais vien Kauno gubernijoje į 34 dvarus buvo nusiųsta kariuomenė, kuri privertė valstiečius eiti lažą. Po baudžiavos panaikinimo buvo įvesta nauja valstiečių valdymo sistema. Iš kelių kaimų buvo sudarytos seniūnijos, joms vadovavo renkamas seniūnas. Kelios seniūnijos, vadovaujamos renkamo viršaičio, sudarė valsčių. Seniūnas ir viršaitis turėjo vykdyti aukštesnės valdžios įsakymus, prižiūrėti, kad valstiečiai mokėtų mokesčius ir atliktų prievoles. Apie padėtį visuomenėje Lietuvos. Lietuvoje susiklostė vieno luomo bajorijos visuomenė, nes miestiečiai neįgijo teisių valstybės valdyme, o dvasininkai nesusitelkė į savarankišką luomą. Dominuojanti jėga krašte buvo bajorai, kurie etninėje Lietuvoje sudarė 8–12% gyventojų. Didžioji jų dalis kalbėjo lenkiškai, tik kai kurie etninės Lietuvos, ypač Žemaitijos bajorai kalbėjo lietuviškai. Ši bajorija puoselėjo viltis atkurti bendrą Lenkijos Lietuvos valstybę. Užkariavus Lietuvą, rusų valdžia smarkiai apribojo bajorijos teises. Bajorai galėjo spręsti tik vidinius savo reikalus ir menkas savivaldos problemas. Vietinius bajorus valstybės reikaluose turėjo pakeisti rusų bajorai ir valdininkai. Prie bajorijos nuosmukio prisidėjo rusų valdžios pastangos įvesti privalomą tarnybą
valdžios organuose arba kariuomenėje. Lietuvos bajorai, kitaip nei rusų, nesiveržė kopti valstybinės karjeros laiptais. Vengimas tarnauti valstybinėse įstaigose bei kariuomenėje buvo pasyvus priešinimasis rusų valdžiai. Lietuvos miestai tautybių ir religijų atžvilgiu buvo margi. Juose viešpatavo žydai, rusai, lenkai. Didelį poveikį miestiečiams turėjo 1861 m. baudžiavos panaikinimas ir valstiečių reforma. Miestuose paspartėjo kapitalizmo raida, išsiskyrė samdomieji darbininkai ir kapitalistai. Valstiečių luomas ėmė formuotis tik panaikinus baudžiavą. Valstiečiai gavo asmens laisvę, teisę išsipirkti ir naudotis žeme, pasirinkti užsiėmimą ar verslą. Užnemunėje valstiečių reforma buvo pradėta pagal 1864 m. įstatymą. Oficialiai Užnemunės valstiečiai žemės gavo be išpirkos, tačiau žemės mokesčiai juos sunkiai prislėgė. Inteligentija ėmė formuotis XIX amžiaus pirmoje pusėje. Pirmiausiai tai buvo rusų valdžios aparato valdininkai, bajorų savivaldos renkamų organų tarnautojai. Jie privalėjo būti išsimokslinę, tačiau universitetinis išsilavinimas nebuvo būtinas. Tarp švietimo darbuotojų išsiskyrė Vilniaus universiteto profesūra. Labai marga buvo meninė inteligentija, kuriai didelės įtakos turėjo lenkų kultūra. Nemaža dalis inteligentų buvo dvikalbių. Nauja lietuvių inteligentija, kilusi iš valstiečių, ėmė formuotis kapitalizmo raidos sąlygomis, jau panaikinus baudžiavą. To meto Lietuvos šviesuomeniai aktualiausia buvo tautinio apsisprendimo problema. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie baudžiavos panaikinimą. Kuo pasireiškia baudžiavinio ūkio krizė? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie padėtį Lietuvos visuomenėje. Kas buvo būdinga Lietuvos visuomeniai po Lietuvos prijungimo prie Rusijos. Palyginkite valstiečių padėtį iki baudžiavos panaikinimo ir po valstiečių reformos. Koks buvo inteligentijos vaidmuo? Kuo skyrėsi senoji ir naujoji lietuvių inteligentija? Pasakokite, atsakykite, palyginkite, remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.